Na ką, sekantis kosmosas. Gal atsimenat, daug kam esu sakęs, kad turiu peilį, kuris buvo imperatoriaus valgykloje, kuris yra kosminis. Su šito peiliu aš beveik metus laiką virtuvėje dirbau. Tiesiog bandymo poligonas buvo su juo. Jau, gal ne nėra metų, gal sakyčiau kokie 9 mėnesiai, bet jis matė visko. Vieną kartą pagalandau iš pradžių ir visko. Bandžiau ir šonkaulį pakapoti, ir pjauti agresyviai, ir žuvį visokią per kaulus bandyti, kai reikia pjaustyti viską. Jis nieko nebijojo. Aš į pirmą galandinimą dariau 5 valandas. Įsivaizduojat, 5 valandas prie staklių. Pažiūrėkim. Tai va, draugai, peilis buvo biški kitoks. Jis trupučiuką storelesnis buvo. Ir ašmuo čia buvo truputį platesnis. Tai va, po visų tų bandymų poligonų, po visko, turėjau aš jį atnaujinti. Man tik kas truputį užkliuvę buvo, kad ašmuo truputį toks lyg ir per storas jautėsi pjaunant. Aišku, jis gerai pjauja, viskas ten idealu, bet toks lyg biškutį per storas ašmuo jautėsi. Tai va, aš jį dar restauravau, dar išploninau nuolydį, dar profesionaliai pagalandau ir dabar nebenaudoju. Turime kosminį peilį. Tai žodžiu, peiliukas buvęs imperatoriaus valgykloje, net ir perkant japonas tai akcentavo. Žodžiu, peilis vienetinis, gamintas ten kažkokio rimto meistro. Žodžiu, bambukas, kai matot, išgraviruotas ir japoniškas ženklas. Na, čia kokybės kažkas ženklas tokio ir nieko daugiau. Tai buvo specialus užsakymas, tik tai vienas peilis gamintas ir visiškai vienetinis. Antro tokio peilio nėra ir nebus. Tai žodžiu, kas nori tokį peiliuką įsigyti, galit bandyti statyti, bet pradinė kaina didelė, o pardavimo dar 2 didesnio būtų. Tai žodžiu, peilis, sakau, ne mažiau 65, ne mažiau hercų turi ir gali būti, kad ir dar daugiau, nes ten, sakau, 5 valandas galandau. Aišku, dabar, kai išplanau ašmenį, jau aš žymiai greičiau pagalandau ir kada jis jau turi tos kampus, vis tiek greičiau pasigalanda. Bet pirmas galandinimas buvo suvedimas gana sudėtingas. Peilis visiškai nerūdyja. Neįsivaizduoju, kas per plienas. Tokia mintis gal ZDP 189, bet ir tai dar abejoju, nes jie daugiausia laminuoti eidavo. Bet neįsivaizduoju. Tiesiog net japonas nežinojo, iš kokio kažkokio specialaus plieno padarytas. Tai va, rankose be galo patogus, be galo malonus, tinka ir dėliai rankai. Patogumas dirbti vėl, nariai toli, neliečiant visiškai lentutės. Jeigu norit va tokį ekskluzyvą turėti, pasikartoju, šiandien vienintelė proga jį įsigyti. Vėliau jis aukcione nebedalyvaus, nebent kažkur pardavime. Iki.